Šiandien ant stalo turiu naują Huawei telefoną P-Smart 2019 metų versiją išėjęs neseniausiai. Ir kai pamačiau, kad jis pas mus prekybos centruose atsirado, iškart į galvą atėjo mintis, kaip galėjo vykti susitikimas Huawei'aus inžinierių P-Smart'o. Sveiki inžinieriai, labai ačiū, kad šiandien susirinkot ir paplokit savo, nes šiandien mes padarysim kažką naujo. Davai, opa! Gerai, tai man, žodžiu, mes išleisim naują telefoną, gruodį ir mums reikia idėjų. Davai, idėjas, pašaudom idėjas. Aha. Aš manyčiau, reikėtų padidinti ekraną šiais metais ir kad būtų berėmis ekranas, nes žmonėms patinka. Taip, labai gerai. Ekranas būtinai didesnis ir ką dar sakai? Edge displėjas. O, labai gerai. Tušinukas man. Dar reikia idėjų. Aha. O aš manau, kad dar ir bateriją reikėtų padidinti, nes labai svarbu, kad ilgai laikytų telefono bateriją. Baterija, gerai, baterija reikia didesnė. Nu, ir dar reikia kažkokios vienos idėjos, kad būtų dar vienas dalykas. Nu? O aš praktikantas ir nieko nesuprantu. Palieka mikro USB gal? O, man patinka tavo idėja. Atnaujinta versija. Labai gražiai atrodo šių metų variantas, palyginus su praeitais metais variantas, padidino ekraną, padarė Edge displėjų, patį korpusą padarė tokį malonų lietimui ir labai pritraukiantį piršto anspaudų. Šitą spalvą mes čia turim mėlyną tajų ir va, kaip matot, liečių labai daug, nes privalgęs visokių spurgų, tai labai matosi, kad piršto anspaudus renka. Gale kamera 2 lęšių, vėlgi kaip ir pernai metais, 13 megapikselių ir 2 megapikselių telefoto tas lęšis, kad portrait modą išgautų. Jau šiais metais atsirado tais jų Artificial Intelligence jų kameroje, tai AI bus ir jis ar ji? Tai darys jūsų kadrus kažkiek geresnius. Pats korpusas labai fainai išlenktas yra ir rankoje labai fainai guli, tai šitoje vietoje galima kreditus atiduoti tikrai pačiam Huawei'ui. Mygtukai, kaip pas juos visą laiką, dešiniai pusėje įjungimo ir garso reguliavimo mygtukai, viršui SIM kortelės įdėjimas, apačioje, kaip ir matėt, mikro USB pakrovimas ir 3,5 mm jungtis ausiniam. Taipogi pačioj dėžutėje jie ir apart visų instrukcijų ir nesąmonių prideda tikrai ir pakrovėją ir pačias ausines. Tai pačio telefono visus grubiai parametrus galima rasti čia šone. Kirinas 70, 3 GB RAM, šiam 4 talpa, kamera, kaip ir sakiau, 13+2, 2 SIM kortelės, plus 1 SIM kortelę galima naudoti kaip SD kortelę pakeitimui iki 512 GB. Tai žodžiu, telefoną galite pasidaryti talpų. Priekinę kamerą, tai iškreiptai turim 8 megapikselių. Pats telefonas gali užsirakinti ir atrakinti, ta prasme, su jūsų veido atpažinimu. Piršto antspaudų skaitytuvas tikrai gan gerai veikiantis yra. Ekranas ryškus, ne AMOLEDinis, LCD tipo ekranas, bet tikrai ryškus ir tokia aplinka kaip čia viskas labai gerai matosi. Pats veikimas telefono sistemoje gan sklandus. Teko labai naudoti su praeitais metais telefonu, kuris tikrai buvo nusistekęs, gan 18 metų versija. Labai daug žmonių juos pirko ir nežinia, ar buvo iki galo patenkinti, bet pirko, nes patys telefono parametrai buvo visai geri už tokią kainą, kokią siūlė pardavėjai. Naujausia MUI versija irgi leidžia visokius pagrindinius nustatymus keisti, kaip ir, tarkim, ekrano nustatymuose jie dabar jau sako, kad šitame telefone turėsite galimybę saugoti savo akis. Tai yra Eye Comfort funkcija, ją įjungus sumažina mėlyną spalvą telefone, ką jau ir kiti gamintojai ar kiti telefonai darė ilgą laiką. Rezoliucija pačio ekrano yra Full HD+, 19:9, jeigu neklysau aspect ratio ir tikrai nemažas PPI, apie 420 pikselių per inčą. O pagrindinis testas vėl mes padarysim. Pradėsim nuo ko? Pradėsim nuo garso. Turim vieną speakerį, tik tai apačioje, tai truputėlį trūksta ir jeigu laikysit žiūrėdami filmą ar ten žaidžiant šonų telefoną, tai greičiausiai uždengsit su tavo delnu ir jis
atrodo garso daug turi pats telefonas, bet labai plešia ir gilumo trūksta, žemų iš viso net nesigirdėt. Ok, kitas vaizdeliai įsijungiam, spalvos pakenčiamas realiai pačio ekrano yra, bet matosi, kad labai atsispindi. Tai dienos šviesoje tikrai reikės labiau įtempti akis, kad įmatyti visą ekraną. Jeigu šviesus backgroundas, šviesus pats ekranas, šviesiai kažką rodo, tai tikrai normaliai matosi, bet jeigu tik truputėlį tamsesnės spalvos, iš karto reikia įtempti akis, nes truputėlį prasta. Pakenčiama, bet labiau į prastesnę pusę. Ir dar vienas, pažiūrim, kaip pasikeitė pačio telefono parametrai viduje, tai yra kiek pagerėjo pats performances, tai mes turim 2.19 ir čia kažkur dar turiu ir 2.18 metų pas Smartą. Galite pasižiūrėti, kaip atrodo praeitų metų versija ir šiųmetinė. Sakau, tą metalizuotą versiją pakeitė šitą blizgi pirštų ant spaudų tvirtovė, blizgi plasmasinė. Priekis, irgi matot, kaip ekranas padidėjo šiek tiek, kas į gerą pusę. Ir pasižiūrim, kokie rezultatai ant tutų bus abiejų. Praeitų metų čia ir naujas po dešinę man. Ir turim testą rezultatus. Tai matot, praeitų metų versija 86 000 su centais ir šių metų beveik 130 000. Kas yra faina su šiųmetinė versija, kad jinai jau tikrai patempia naujesnius žaidimus. Tai tą patį Fortnite ar netgi PUBG medium grafikos tikrai galėsite įžaisti. Asfaltas veikia, viskas tvarkoja. Žodžiu, minusas tik tai, kad baterija nors ir padidėjo šiais metais iki 3400 mAh, bet bežaidžiant tikrai labai greitai sudrasko visą bateriją ir išlaiko apie 6-6,5 valandos. O krovimas, micro USB dėja, bet tokį minimalų fast charge turi, 1,5 valandos ir pasikrauna iki pilno. Kalbant apie kamerą, testą visą laiką paskutinį darėm su kamera susijęta, tai šiais metais truputėlį diafragma paplatėjo iki 1,8, tai todėl kadrai galima tikėtis, kad bus šviesesni, plus filmavimo galimybė atsirado ir 60 kadrų per sekundę Full HD, tai visus kadrus, kuriuos mes dabar padarėm, galit matyti ekranuose ir vieno ir kito šalia, tos pačius kadrus bandėm daryti, kad galėtumėt pamatyti skirtumą, kiek pasikeitė selfie, tuo pačiu filmavimas ir selfie filmavimas. Ir dabar filmuojam su priekinė kamera ir matot, kaip abudu manginti telefono ekrane atrodo, kad senesnis biški šviesesnis yra ir tiek. Tai va, į verdiktą. Taigi, Huawei P Smart 2.19 kaina galima... O kur kaina buvo? Hebra, kokią kainą darom? Kaina nėra šiaip labai didelė, kaip už visiškai naują telefoną, naujai išleistą. Ar jisai pateisins savo lūkesčius kaip ir praeitais metais, nes praeitų metų telefonas tikrai buvo sėkmingas, nors jis nebuvo idealiausias variantas perkant iš vidutinės klasės arba žemesnės klasės telefonų, bet jis pateisino bent jau minimalius lūkesčius žmonių. Bet ar 2019 metais vis dar reikia mums micro USB? Huawei teisina save dėl šito sprendimo, dėl to, kad visi namuose turi micro USB kabelių ir jeigu nueisi pas kažką į svečius, visą laiką ras ir galėsite jį pasikrauti. Ar tikrai čia reasonas? Visi kiti dalykai, ekranas, nors ir padidėjo, jis visiškai nėra tobulas ir tokiam kainos segmente tikrai galima to tikėtis. Baterija padidėjo, good, bet laiko telefonas vis tiek pat kažkodėl. Procesorius, kaip matėt, pagerėjo beveik 40%, dėl to žaidimai tikrai gerai veikia, plus grafinis čipas irgi yra galingesnis, tai šitas telefonas tikrai galimas žaidimams žaisti. O plus atrodo labai gražiai, nu pažiūrėkit. Tik taip
Ok, bet Huawei, prašau, mes 2019 metus reikia kažko nustebinti. Telefonas, visi telefonai gerai šiais laikais veikia. Visi gerai veikia. Padaryk ką nors naujo.